organizacijoms, ypač didesnėm, kurias jau galėtumėm vadinti korporacijom, tikėtina, kad jums reikia vidinės vindikacijos tokios, ne, kur stebėsinos savo darbuotojų, kur yra rizikų kažkokių. Ar jūs atlieka tokią paslaugą? Tai pirmiausia, mes patys turim vidinę savo vindikaciją, turim kokybės kontrolę, kuri irgi tikrina mūsų veiklą. Tai čia yra nuolatinis procesas, mes tikrinam tiek ir mūsų saugomus objektus, tiek ir mūsų inkasavimo procesą. Kaip tai atrodo, kaip slaptas vidinis pirkėjas? Realiai taip, mes turime netgi kelis konceptus. Tai yra tiek vidiniai žmonės, tiek ir yra išoriniai žmonės, kuriuos mes samdom, kad kolegos negalėtų jų atpažinti. Mes bandom keliais būdais tą padaryti, kas ir leidžia, manau, užtikrinti gerą paslaugų kokybę. Nes vis tiek, kai tikrina vidinį žmogus, tai yra viskas gerai, bet veidas jau tampa pažįstamas baigs laiko. Tai mes tikrai įmaišom ir išorinius tam tikrus savo tiekėjus, kurie atlieka tą ar slapto pirkėjo funkciją tam tikrais atvejais, ar tiesiog irgi mūsų teikiamų paslaugų kokybės patikrinimus. Tai gali būti, kad kažkas stovi kur nors kampe ir stebi, kaip elgėsi jūsų inkasatoriai, ar ne? Nedaro klaidų? Negalio, taip yra. Ar maišiuką nepasidėjo kur nors ilgiau negu minutėj? Taip yra. Taip yra, iš tikrųjų, taip. Mes turime įvairių situacijų, netgi iki tokio lygio, kai tam tikrus savo objektus, pavyzdžiui, tikrinom išorinis paslaugos teikėjas, jisai apsimetė valymo įmonę, kuri teikia mums paslaugas. Su visa apranga bandė patekti mūsų objektą ir visą kitą. Žiūrim tikrai rimtai ir darom va tokius testus.